Sveiki gerbiamieji. Šioje video prezentacijoje aš jums parodysiu, kaip komfortiškai skaityti tekstus svetainėse ir kuriuose yra sąlyginai mažas šriftas. Šitą dalyką aš jums parodysiu akivaizdžiai, kad ir savo svetainės pavyzdžių. Vat pažiūrėkite. Yra svetainė. Ir jeigu jūsų yra didelis monitorius, iš tikrųjų šitos raidės pas jūs yra pakankamai mažos. Šitos čia yra straipsnio pavadinimas, jos yra didesnės. Ir senesniems žmonėms, turintiems jau regos sutrikimus, tokius tekstus skaityti yra, patikėkite, pakankamai nekomfortiška. Ir atkreipkite dėmesį, kaip galima labai lengvomis priemonėmis, tiesiog klaviatūros kelių mygtukų paspaudimu, šitą šriftą, žiūrėkite, paimti ir pasididinti iki, sakykime, tokių maksimalių dydžių, kad visas tekstas įsitektų normaliai jūsų monitoriuose. Ir žiūrėkite, ant kiek padidėjo raidės ir kaip pasidarė komfortiška visą tą dalyką skaityti. Taigi, dabar apie viską iš eilutės. Kaip jūs galvojate, čia buvo labai sudėtinga padaryti? Patikėkite, visiškai ne. Žiūrėkite, vėl vienu tiesiog paspaudimu gražinu visą gabaritą, išmatavimą į pradinę padėtį. Tai va, mielieji, o kad bet kurioje svetainėje atsidarius bet kokią naršyklę, nesvarbu, ar tai Mozilla Firefox'as, ar tai Opera, ar tai Google Chrome būtų, nesvarbu, kokią jūs mėgstate ir kurią naudojatės, visose naršyklėse šita funkcija veikia labai puikiai ir be sutrikimų. Ir dabar pažiūrėkite, ką reikia padaryti, kad galima būtų tą šriftą valdyti. Norint padidinti bet kurioje svetainėje šriftą, mes ant klaviatūros turime su vienu pirštu paspausti ir laikyti štai šitą klavišą, Ctrl jinai vadinasi, ir šitoj pusėje tokia pati klaviša yra pradubliuota. Tai čia galite, nesvarbu, ar šitą paspausti su kairiuoju, daleiskim, su kairė ranka ir su dešiniaja valdant skaitmeninę klaviatūros dalį paspausti pliusiuką. O štai čia. Tai atkreipkite dėmesį, dabar dar kartelį žiūrėkite, aš jums parodau svetainę, nuspaudžiu Ctrl klavišą tą kampinę kairėje pusėje apačioj ir laikau ją su vienu pirštu, o su kitu pirštu tiesiog barkštelėju per pliusą ženklą ant klaviatūros. Dar sykį barkštelėju ir dar sykį. Ir kiekvieną kartą laikant Ctrl ir spustelint po vieną kartą pliusą ženklą, šriftas didėja. Jeigu persistengiate, tai tada lygiai taip pat laikom Ctrl ir spaudžiam minuso ženkliuką. Minuso ženkliukas yra štai čia. Ant klaviatūros, matėt? Ir pažiūrėkite dabar, kaip tas viskas vyks. Vėl paspaudžiu Ctrl ir spaudžiu po vieną kartą minuso ženkliuką, laikydamas Ctrl. Matėt? Dabar vėl paspausiu pliusą, padidinsim. Čia jį galima daug padidinti. Ir jeigu pasididinate per daug, tai štai čia apačioje, matot, atsiranda horizontali pratraukimo juosta. Šiaip svetainėse jūs pripratę esate prie šitos, prie dešinėje pusėje pratraukimo juostos. O šiuo atveju išsididinus šriftą yra šita atsiradusi juosta. Jinai irgi galima kažkiek tai daug padidinti, jeigu reikia tam tikrame svetainės puslapio kažkokioje vietoje, objekte pažiūrėti, ar mažesnis kas nors šriftas buvo, ar raidytės mažesnės, ar paveiksliukas koksai sudomina, bet jisai labai mažas. Tai galima viską išdidinti, matėte iki kiek. Ir komfortiškai pažiūrėti. Ir dabar, norint tiesiog vienu paspaudimu gražinti viską į į pradinį 100% dydį, reikia paspausti štai šitą klavišų kombinaciją. Vėl laikyti Ctrl su vienu pirštu, o su kitu pirštu tiesiog barkštelėti vieną kartą per nulį ant skaitmeninės klaviatūros. Ir atkreipkite dėmesį, paspaudžiu Ctrl
ir paspaudžiu per nuliuką. Viskas ir vienu praktiškai paspaudimu mūsų gabaritas grįžo į 100% reikšmę. Vat, mėlieji, ir viskas, visa pamoka, kas liečia, kas susieta būtent su šrifto pasididinimu. Tai veikia visose svetainėse, dar kaip pavyzdį parodysiu jums, pavyzdžiui, va čia pereisim. Tuo pačiu, nedidelis gidas. Čia tarp kitko yra informacinė galaktika, pats pirmutinis mano resurso puslapis, iš kur jūs galite pasiekti pamokų tinklapį. Čia radiotechnikos mėgėjams, jeigu turite giminėje mėgėjų, tai čia yra toksai puslapis, kuriame yra sukaupta daug žurnalų, daug knygų, knygučių ir taip toliau. Kas yra čia dar neveikiantys punktai, štai čia yra laikinas FTP protokolas. Čia galima prieiti, atidaryti ir iš čia pasiimti. Čia yra žurnalai, programos, technologijos visokios, knygos, techninė literatūra ir taip toliau. Čia nedidelį tokia buvo reklama. Ir sekantis. Štai čia yra mano YouTube'ės kanalas. Žiūrėkite irgi. Atrodo, puslapis yra, žiūrėkit, visas pilnai užimtas, Bet jeigu aš paspausiu Ctrl ir paspausiu pliusą ženkliuką ir žiūrėkite, kas vyksta. Matot? Šriftą aš galiu taip pat sėkmingai pasididinti. Matėt? Pasididino, raidės tapo didelės, skaityti tapo komfortiškai. Jisai pakeitė tik tai vienintelį dalyką, savo buvimo vietą. Persikėlė, bet tai tas esmės nekeičia. Koks skirtumas, ar šitas ikonėlis buvo čia, ar jisai dviem eilutėm buvo, dviem stulpeliais. Ir Ctrl 0 ir viskas sugrįžo į pradinį gabaritą. Tai čia parodžiau, kad tikrai tas visas veikia dalykas. Ir grįžtam dar į Infogalaxy, o čia yra kompiuteris jums, o čia yra būtent pagrindinis resursas, kuriame visos mano pamokėlės, visi mano aprašymai programų bus talpinami. Jisai atrodo šitaip. Ir čia taip pat veikia ta funkcija Ctrl ++++. Pasididinat kiek reikia šriftą ir nebegadinkite akių. Džiaukitės gyvenimu skaitydami komfortiškai ir pakankamai didelės raideles. Tai mėlieji, čia buvo informacija apie svetainėse esamą šriftą. O dabar būtų laikas jums parodyti dar vieną įdomią funkciją, kuri yra Skype. Skype tikiuosi taip pat daugelis mėgstate, daugelis iš jūsų turite. Ir pažiūrėkite, iš ankstinis Skype nustatymas yra toksai, kad ypatingai tame susirašinėjimo langelyje šriftas yra pakankamai mažas. Taigi dėmesio, jūs galite šitą šriftą nusistatyti pagal save. Ir tam tai reikia atlikti keletą labai paprastų veiksmų. Žiūrėkite atidžiai. Pasispaudžiate instrumentai. Matot, pas mane Skype'as yra rusiškas. Jeigu jūs turite sulietuvintą Skype'ą, tuomet čia vis tiek bus kažkas instrumentai, nastroiki. Ten neatsimenu, kaip lietuviškai yra išversta, bet bus apatinė eilutė. Nastroiki. Spaudžiam kairiuoju pelės mygtuku. Atsiradusiame langelyje pasirenkame susirašinėjimai ir SMS-ai ar chatai, kaip čia, nežinau, sakau, to vertimo. Spaudžiame kairiuoju pelės mygtuku ir iššokusioje vėl naujajame meniu pasirenkame vizualinis apiforminimas, kažkas tokį, vizualinėje formlėnėje. Žiūrėkite, paspaudžiam su kairiuoju pelės mygtuku. Ir dabar mes pasiekėme tą mūsų ilgai lauktą vietą, kur mes galime pakeisti šriftą. Žiūrėkite, čia yra parašyta šrift 10 punktų ir šrifto skaitosi tipas. O čia knopkutė yra pakeisti šriftą. Spaudžiame vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku ant šitos knopkutės ir štai čia jau mes galime pasirinkti tą šriftą, dydį, tą tipą, kokį norime. Žiūrėkite, jeigu pradėtumėme nuo čia yra pagal nutylėjimą segoja UI kažkoks tai, bet galima pagal save
pažaisti, paspaudinėti skaitosi ir čia va, šitoj vietoj, kiekvieną kartą paspaudus, parodo, kaip tas šriftas atrodo. Čia galima nustatyti paprastą, kursyvas, toksai palenktas, o taip va ir matot, tiesiog va palenkti va raidžiukai yra. Čia toksai plotnai, kaip čia, nu toksai riebesnis, čia riebesnis irgi kursyvas va palenktas, čia toksai pusiau riebus ir pusiau riebus toksai palenktas. Nu, aš nežinau, aš palieku pas save paprastą, bet vat išmatavimą tikrai pakeisiu. Pats maksimalus yra 24 punktai, o Skype, žiūrėkit, pagal nutylėjimą yra padarytas tik tai 10 punktų. Čia iš tikrųjų yra labai mažas šriftukas ir rekomenduoju tiesiog žaisti tarp 14-16 išmatavimo. Nu, pastatysiu 16 ir žiūrėkit, kaip čia iš karto padidėja šriftas. Va, tokia gabarito raidės bus mano susirašinėjimuose. Nu, ir ko gero, mane tai turės tenkinti, jeigu netenkins, dar kartą nueinam vėl tuo pačiu keliu ir pakeičiame čia tą parametrą. Ir dabar turime nepamiršti, kada vat pažymėjame 16, paspaudim kairiuoju pelės mygtuku, paspaudžiame knopkutę OK, taip pat kairiuoju, ir nepamirštame štai čia padaryti išsaugojimą. Sachranyti, jeigu rusiškai, jeigu lietuviškai išsaugoti ir angliškai save. Ir paspaudžiam taip pat kairiuoju pelės mygtuku. Ir viskas. Ir dabar, jeigu jau pradėsime susirašinėjimą, kairės pusės tai aišku neužkabins. Čia kaip yra, vat, tie visi vardai, jūsų kontaktai parašyti, taip ir bus. Bet čia, vat, būtent šitoje zonoje, kur vyksta susirašinėjimas, jūs tikrai pajusite didžiulį komfortą, kad galėsite laisvai skaityti padidintas raideles. Nu ir kągi, smėlieji, va dabar tai tikrai ačiū už dėmesį ir tikiuosi, kad šita pamokėlė jums taip pat buvo labai naudinga ir parašykite atsiliepimą, gal turite kokių pageidavimų, gal dar kas nors neaišku ir mes sėkmingai visą tą dalyką aptarsime. Na ir kągi, iki sekančio malonaus.